Personalo specialistai darosi vis reikšmingesni ir vis labiau ieškomi dirbti tiek po įvairių įmonių stogų, tiek ir įdarbinimo kompanijose. Ar tikrai šis darbas apima tik tai tiesioginį kontaktą su žmonėmis? Nuo ko pradėti, norint eiti šiuo keliu? Kokių savybių ir profesinio išmanimo tam reikia? Šiandien pasikalbėsime su 3 visiškai skirtingose nišose dirbančiomis šios srities specialistėmis, kurios atvirai pasidalins, kaip atrodė jų kelias į sėkmę. Taip pat tradiciškai atrankų specialistė Rita papasakos, kaip pretenduoti į šios srities pozicijas ir ko darbdaviai šiuo metu labiausiai ieško. Taigi pirmoji mano pašnekovė yra Karina, kuri labai puikiai specializuojasi į vadovų paieškas. Sveika, Karina. Labas. Tai pirmiausia ir papasakok, kaip tu sugalvojai pasukti būtent į šitą sritį, į vadovų paieškas. Aš galvoju, kad mano turbūt ne visai tikėtas posūkis buvo toks karjeros, nes aš pradėjau savo karjerą būdama dar studentė gamybinėse kompanijose, man atrodo visai buvau nebloga pirkimų vadovė. Ir kažkaip pirkimai buvo mano sritis. Ir tiesą pasakius, paskutiniai pozicijoje aš dirbau ne Lietuvoje ir grįžus dirbau Čekijoje. Ir grįžus iš Čekijos, labai galvojau, ką aš noriu veikti. Tai aš tiesą pasakius startavau šitoj srity ne visai vadovų paieškoj, bet tiesiog atrankų srity. O paskui, sulaukus skambučio savo kolegos dabartinio Šarūno, gavau pakvietimą prisijungti prie Eimso. Tai gruodžio mėnesį, turbūt gruodžio bus 8 metai, kai aš Eimsuose esu. Supratau, kad aš turbūt visą gyvenimą širdį nešiojus tą tokį žmogiškųjų išteklių kažkokį tai reikalą. Tikrai prieš kokį 15 metų Šiauliuose tai net nebuvo tokių kompanijų su tokiais rimtais personalo vadovais ir man visą laiką atrodė, kad koks nuostabus yra jų darbas apie kultūrą, apie vertybės organizacijai, kad žmonėms būtų faina, apie atmosferą. Ir netgi pardavimų mokymuose, kiek mane siuntė įmonės, aš visą laiką, kai ten per mokymus būna, susigalvokit kažkokį tikslą ir pasidėliokit žingsnius, žodžiu, ką jūs čia darysit. Tai aš tikrai nesąmoningai visą laiką darydavau savo tikslą, kad aš kažkaip turiu tą žmogiškųjų išteklių srityje atsirasti. O papasakok, kaip atrodo tavo darbo diena? Mūsų visi projektai, jie nėra viešinami, jų nėra skelbimų. Mes niekada, išskyrus valstybinius, konkursus, kur pagal įstatymą turi būti vieša, nėra skelbimų. Tai reiškia, tu nėra taip, kad ateini ryte į darbą, susižiūri, kas įkrito CV ir tada eini interviu. Tai realiai, žiūrint per projekto prizmę, tai turbūt visą laiką rutina ta pati. Tu žiūri, darai rinkos tyrimą, mes turim kolegijas, kurios daro rinkos tyrimus, kas yra tie kandidatai potencialūs, organizuoja mums susitikimus. Aš realiai galvoju, kad pasiėmu tą grietinėlės dalį, aš tik tai jau einu į susitikimus su kandidatais ir arba su klientais, kalbamės apie projektus. Tai tos dienos jos iš vienos pusės labai panašios, nes tu visą laiką arba turi kontaktą su klientu, arba tu turi interviu su kandidatais, bet jos vis tiek gaunasi visos skirtingos, nes labai skirtingos organizacijos, su kuriuom dirbam, skirtingi tie klientai, skirtingi kandidatai. Kas yra nuostabiausia turbūt visame tame, tai yra, kai tu dirbi su vadovų paieškom, tu realiai visą laiką bendrauji su beprotai įdomiais žmonėms, su nuostabės karjeras padariusiais žmonėms ir tikrai turi galimybę, taip plėsti net ir savo akiratį, turbūt reikėtų taip pasakyti. Nes, tarkim, mes susitikom, aš turiu kažkokį projektą, pakalbinu tave, tu sakai, žinai, Karina, čia gal man nelabai įdomu. Bet ta pažintis, ta valanda, to pokalbio, jinai nenuėjo per nieką. Nes aš turėsiu kitą projektą, aš jau žinosiu, kam skambinti, pagal tai, ką tu būsi išsakiusi. Labai fainas dalykas. Tai va. Tai tiesiog tokios kaip pažintys, plečiasi tas ratas. Labai. Bet čia ir yra turbūt pagrindiniai dalykai, mokėti išvelgti giliau, tiek pas klientą, tiek paskui su kandidatais kalbant. Išvelgti tuos dalykus, kurie yra turbūt esminiai, atsirinkti tarp tų žodžių, apie ką iš tiesų yra žmogus, gebėti, aišku, patikrinti jo tas žinias, kiek jisai tiks tai pozicijai, kiek jisai realiai supranta apie
darbą, kurį jam teks daryti. Nes mes susiduriam dažniausiai būtent su tokiom atrankom, kur ieškom jau, profesionalų. Manau, tikrai labai gerai nupiešė vaizdą, koks yra tas žmogus, kuris darbuojasi būtent konkrečiai su vadovais ir su įmonėmis, kurios ieško tokių tikrai patyrusių tų vadovų, kurie tikrai jau labiausiai tiks tai įmonė. Tai ačiū labai, Karina, tau už tai, kad nupiešė mums šiek tiek tokį paveikslą, tavo pozicijas, labai gražus tavo ofisas. Ačiū labai tikrai, kad pakvietėt. Kai kurie personalo atrankų specialistai gilinasi į tam tikrą konkrečią tokią siauresnę sritį. Štai mūsų jau antroji pašnekovė Dovilė Baltramiejūnaitė yra technologijų sektoriaus atrankų komandos vadovė. Sveiki, Dovilė. Sveiki. Jūs esate vadovės pozicijoje dabar. Tai ir technologijų būtent srityje. Taip. Tai jūs pradėjote jau nuo technologijų srities savo tą kelią visą karjeros, ar kažkur po truputį mažai žingsneliais ėjote, išbandžiusi ten bendresnę tokią sritį kažkokią? Aš mūsų kompanijoje tai dirbu gal, rekrutmente, kaip tokiam atrankose. Taip, vėl angliškai. Atrankose tai jau beveik 10 metų ir aš pradėjau nuo pačio pirmo žingsnio. Tai yra pas mus vadinasi organizacijų talentų paieškos specialistas ar talent sourceris, jau čia angliškai vadinasi. Ir tu, kaip pradedi labai bendrai nuo visko, tiek lieti, finansų rinką, apskaitos, tada pardavimų, inžinerijos, ten IT ir taip kažkaip labai, taip nuosekliai susidėliojo, kad aš pasukau į technologijų sektorių. Technologijų sritį gal taip galima pasakyti, nes nelabai tokia plati. Aš pradėjau taip bendrauti su statybos specialistais, ekspertais, tada ten gamybos, mechanikos, produkto vystymo, kūrimo žmonėmis, tada ten kažkokių sistemų vystymo programuotojais ir kiekvienas jų buvo toksai tiek asmenybiškai, tiek profesinė prasme skirtingas. Ir natūralu pasidarė labai smalsu. Tokie jie vieni labai kalbus, kiti labiau susikaustę, treti labai išsamiai kalba, kiti atneša savo prototipus parodyti, dar kai gyvinti ir buvo kaip jie ten ką daro. Tiesiog tai buvo labai žavingas sritis. Tu nuolatos turi domėtis, kas vyksta, kas naujo atsiranda. Jokių būdų nepasidarai programuotojas ar mechanikos inžinierius dirbdamas technologijų atrankose. Bet tu, kai kalbi su kandidatais, tau yra smalsu, ką jie daro. Tu supranti, kas vyksta, kuo jie gyvena, kas jiems svarbu, kuo vienas rytis nuo kitos ryties skiriasi, tai toks visas bendras ratas žinių susidaro. Va, kaip ir sakot, jūs pradedate domėtis ir tai yra kaip ir būtina netgi šioje srityje, vienas iš įgūdžių ar ne, vienas iš reikalavimų, kokie dar tie reikalavimai ir būtini, tokie profesiniai įgūdžiai, kurių reikia šitoje srityje. Jeigu taip žiūrint, pas mus organizacijoje apskritai, kurie dirba su atrankomis, tai dalis yra psichologiją baigę, jeigu taip universitete, psichologiją baigę žmonės. Aš pati ne, aš esu baigusi vadybos studijas ir man tiesiog smalsu buvo, ką žmonės veikia, ką jie daro, kaip jie gyvena, kodėl jie renkasi vieną ir kitą profesiją. Tai matyt, kad jeigu tokia tarpasmeninė savybė, tai tas smalsumas yra svarbu, atkaklumas, nes darbe su žmonėm, žmonės nėra daiktai, jie dažnai atsisako, jie dažnai nenori kalbėtis, tai yra nuotaiko žmonės, tai tas toks, kaip pasakyti, pajautimas, nepasidavimas. Nes kažkokių tai ekstra ypatingų techninių kompetencijų, kad tu jau turi turėti jas atėjęs į organizaciją, pavyzdžiui, atrankų specialisto pozicija, jų nėra. Tu visko, matyt, ta atrankų sritis tokia žavinga, kad tu visko gali išmokti eigoje. Tik tai yra svarbu ta tokia drąsa, atkaklumas, smalsumas, tau turi būti įdomu. Matyt, kaip ir kiekvienam darbe to yra, bet kai dirbi su žmonėm, tai tas yra dar. Tau nebūtina programuoti, bet tau būtina suprasti to žmogaus asmenybę, suprasti jo lūkesčius, suprasti, kaip ta organizacija susidirbtų su tuo žmogum, ar būtų kažkoks tas sąlyčio taškas, tokie jau daugiau tarpasmeniniai dalykai. Čia aš kiek girdžiu iš jūsų tai, ką sakote, tai atrodo, kad labai daug praktikos reikalaujantis rytis. Tiesiog, kuo daugiau tu turi praktikos, kuo daugiau metų, tuo daugiau įgūdžių, nes tu daugiau žmonių sutikai, daugiau pavyzdžių matėjai, ar ne, tipų skirtingų ir panašiai. O kaip jūs atėjote į tą vadovės poziciją, toks visai aukštas laiptelis jūsų karjerai?
irgi labai taip gana organiškai, nes aš kilau iki vyr konsultantės pozicijos ir tuo metu pas mus organizacijų tai buvo kaip aukščiausia pozicija. Labai patikdavo su žmonėm dirbti. Nu, nes turėjai visą laiką, kai dirbi projekte, nu tam atrankos projekte, kurį užsako klientas, tai tu turi, nu, kai esi senior konsultantas, tai jau turi galbūt talentų paieškos specialistą, kuris tau atlieka tam tikrus dalykus, su kurių jau tu nebedarai. Nu, pasidalinę atsakomybę. Ir man labai patiko mokyti, man labai patiko bendrauti su jais, man labai patiko matyti tą progresą, stebėti tą progresą ir taip kažkaip gavosi, kad pas mūsų organizacijoje atsirado komandų vadovai, tada atsirado verslo sektorių vadovai, nu taip natūraliai ir kilau. Kas jums labiausiai patinka šitame darbe? Kad tu dirbi su labai skirtingom organizacijom. Tu dirbi su, nežinau, ten 50 įmonių, kurios visiškai daro skirtingus dalykus. Tu dirbi su tik ateinančiam organizacijom į Lietuvą, kuriom padedi kurti, sakykime, savo kažkokius R&D skyrius, padedi susiburti komandą, dirbi nuo pat pradžios. Arba tu ten dirbi su labai mažom organizacijom, pradedi dirbti su labai mažom organizacijom, kuriuose yra, ten, nežinau, 5-6 žmonės ir tu matai, kaip jos vystosi per laiką ir tu visą laiką su jais dirbi, ten išauga iki 50 ar 100 žmonių. Tu labai jauti rinkos pulsą, kas vyksta, kas nevyksta, kur čia kokios turbulencijos, kuris sektorius stoja, kas čia, nežinau, kas kaip tik labai pradeda būminti, tai taip labai, nu, tu visą laiką esi tame sūkuryje, visą laiką greita, visą laiką dinamiška, taip labai... Žodžiu, nėra tos pačios dienos. Ar žinot bent jau valandą, kada pradėsite darbus ir nuo ko maždaug jie prasidės? Konsultacijų verslas yra labai dėkingas, nes tu pats organizuojasi savo laiką. Tai vadinasi, tu esi savo laiko tam tikras šeimininkas. Nu, mes juokiamės, kad mūsų klientai yra dalinai mūsų laiko šeimininkai, nes mes turim vis tiek atliepti jų lūkesčius ir norus, bet tu pats planuojasi ir dėliojasi darbus taip, kad tu gautum rezultatą. Tai kadangi mano vienas iš tikslų tai yra komanda, nes pas mane yra ten 8 žmonės, kurie darbuojasi su atrankomis, tai mano tikslas yra užtikrinti jų darbo krūvį, jų, kad jie pasiektų rezultatą, tai vadinasi padėti spręsti problemas. Nu ir kita dalis yra jau organizacijos mastu, jau tam tikros iniciatyvos, strateginiai dalykai, prie kurių tu prisidedi jau taip, nu, toks kaip šalutinis tavo darbas prie komandos. O ką galėtumėt patarti tiems jau gal norintiems persikvalifikuoti, ateiti į šitą sritį? Kaip jiems reikėtų pildyti savo CV, ką pabrėžti svarbiausio? Pas mus pačius organizacijoje buvo ne vienas persikvalifikavęs žmogus, kuris pradėjo darbuotis, tai dažniausiai tas noras ateiti ar, pasakyti, atrankus sritį pasimato per, ar tai motyvacinį, net ne motyvacinį, negaliu pasakyti, laiško parašymas, ar tai ten kažkuriam tai vadovui per LinkedIną. Nu tiesiog, kad man įdomu, aš noriu, aš manau, kad tai, tas toks savęs tam tikras pardavimas gal, ar CV greičiausiai dalykų ir yra apie mane truputėlį parašyti konkrečiai, kodėl į atrankas nori ateiti, kodėl tau atrodo tai yra svarbu ir ne vien, kad tai yra bendravimas su žmonėm, bet matyti truputėlį pakapstyti giliau, nes pas mus tikrai su labai įvairiom patirtim yra iš aptarnavimo sektoriaus, yra iš mokymų, minėjau iš psichologijos, yra apskritai iš statybų verslo yra buvę, bet tikrai labai skirtingų momentų, o jeigu per praktiką yra buvę, kada teko ar tai studijų laikais, pavyzdžiui, būna, kad tenka atrinkinėti, į kažką, arba ten mokykloje prisidėti prie kažko. Tai tiesiog tai paminėti. Jo labiau, jeigu tu dar esi, jaunas specialistas, kuris neturi tiek patirties, kad galėtų sakyti, kad aš iš patirties jau žinau, kad man galėtų patikti atrankas. Supratau, tai ačiū labai, bent jau trumpai čia prisilietėm prie jūsų tos kasdienybės, prie jūsų darbo, visos aplinkos, kaip viskas atrodo iš arčiau ir ačiū tikrai, kad rado tam laiko. Tai ačiū Jums. Dabar pasikalbėsime su vyriausiaja personalo atrankų specialiste Kristina Bolyte. Sveiki, Kristina. Nuo ko prasideda jūsų kasdienė įprasta darbo diena ir kaip ten viskas toliau dėliojasi? Turbūt tradiciškai daugiausiai laiko praleidžiam dažnu atveju šiandien dienai kandidatų paieškai. Tai tiesiog jų paieška duomenų bazėse, kontaktavimas su tinkamais tais kandidatais preliminariai, kurie atitinka reikalavimus pagal klientų jau iškeltą reikalavimą.
ir radus tinkamą, vedi pokalbius, vedi vertinimus, testuoji, pristatai klientui ir tada jau komunikuoji su klientu, kad įvardint būtent tinkamumą to žmogaus, ar ne, arba kuo jis gali būti naudingas įmonėje, galbūt kažkoje dar papildomai naudą atneštų pridėtinę vertę. Tai yra turbūt tradicinė diena. Šiek tiek netradicinė, kai atsiranda daugiau komunikacijos startuojant naują projektą, būtent su klientu. Tai apskritai susipažinti su įmonė, su pareigybė susipažinti, su rinkos vertinimu tuo pačiu, nes bet kokiu atveju turi įsivertinti, ar tu galėsi pristatyti kandidatus, ar tu jų rasi pakankamą kiekį. Ir atitinkamai tada jau startuoji kūrybinę dalimi, tai rengi patį darbo skelbimą, publikuoji, susiieškai pirminius kandidatus, kuriem galbūt išsiunti pasiūlymus, kad aplikuoti ar nekandidatuoti. Tai yra šiek tiek netradicinė jau ta darbo diena, kuri retesnė, bet daugiausia laiko vis tiek su paieška ir pokalbius praleidi. Tai ar LinkedInas dabar yra jūsų toks vienas pagrindinių įrankių kasdien? Dažniausiai taip. Dažniausiai taip, turiu netgi savo skaičius, kiek aš galiu peržiūrėti CV LinkedIne. Ir jeigu jau matau, kad viršinu arba, sakykime, dar šiek tiek trūksta, tai kažkur tai tada stengiasi išžvelgti, sakykime, kandidatų galbūt CV informacijos toką, ar ne, tam tikros srities specialistų, kurie kažką nutyli, kažko tai neparašo. Tai LinkedInas pagrindinis įrankis iš tikrųjų. Tai esat paskaičiausi, kiek per dieną jūs peržiūrite ten CV? Taip. Koks tas skaičius? Sakykime, jeigu labai tokia atsakinga paieška ir dažnas kandidatas parašo smulkią informaciją, vykdant kažkokį konkretų projektą, sakykime, jeigu tai yra IT srities specialistas, tai gali apie 50 CV peržiūrėti. Jeigu tai yra, sakykime, su labai siaura informacija, dažną atvejį turint kažkokiam projekte, tai gali iki 350-360 peržiūrėti. Tai tiesiog priklauso nuo situacijos. Tai jūs žmonės analizuoti šiandien tikrai jau mokate, bent jau jų tas kompetencijas matyti, kur jie stipresni, kur ne, nes iš to tiek ir LinkedIn, ar ne, tiek apskritai gyvenimo aprašymų labai daug ką jau galite suprasti. Jo, aš kaip sakau, turbūt patyręs tas atrankų specialistas, jisai moka skaityti tarp eilučių. Ir skaitai, ir CV tarp eilučių, ir bendraudamas su žmogum tiesiog įžvelgi. Iš patirties savo įžvelgi tam tikrus dalykus, tinkamumą, netinkamumą, grėsmės, asmeninės savybės ir taip toliau. Ar tam darbui, kokių įgūdžių reikėtų papildomų, aš įsivaizduoju, tokių analitinių, ar ne, taip, mokėti skaityti ten tą CV, o kokių dar, kad tu suprastum gerai žmogų ir sugebėtum tarp eilučių perskaityti tai, kas yra svarbu? Turbūt pagrindinis dalykas yra komunikabilumas, nes vis tiek bendraudami ar raštu, ar žodžiu mes gauname didžiausią kiekį informacijos, ar ne? Kūrybiškumas vėlgi, kaip tu ir vertini tą patį CV ir informaciją, kuri yra parašyta CV, ar ne? Vėlgi kūrybiškumas rengiant tą patį darbo skelbimą ar pasiūlymą kandidatuoti laišką, nes vėlgi, kaip tu tą informaciją pateiksi, kaip tu sudominsi, tai labai daug lemiantis dalykas yra. O kaip jūs pačią patraukia būtent šita vieta, šita pozicija ir kada, prieš kiek laiko? Iš tikrųjų pradėjau nuo vidinio personalo specialisto pozicijos, tai prieš 18 metų. Paskui buvo atotrūkis, nes nesužavėjo, tikrai nesužavėjo darbas, porą metų padirbau ir buvo didelis atotrūkis. Kas tuo metu ar išgąsdino, galbūt kažkas nepatiko? Per daug monotonijos. Vidinio žmogaus, sakykime, bent jau to metinėse mano atsakomybėse buvo labai daug monotonijos, darbo laiko apskaita, ar ne, ką senaisiais laikais iš tikrųjų personalo specialistai dažniausiai atveju darydavo. Dokumentų vėlgi, tų pačių rinkimas, sakykime, saugojimas, archyvavimas, visi vedimai, registrai ir nebuvo tiek daug dinamikos ir to susidomėjimo didelio. Tačiau atsiradus galimybė išvykti į užsienį, pabandžiau laikiną įdarbinimą. Ir tas dalykas iš tikrųjų užkabino. Tai čia kažkas naujo buvo, ar ne? Toks jau... Tai Lietuvoje to dalyko dar nebuvo. Iš tikrųjų gavau pabandyti tiesiog dviejose gamybinėse įmonėse ieškoti darbuotojų, garantuoti tiesiog pakankamą jų kiekį gamyboje. Ir porą metų labai intensyvus darbo, bet tiesiog vežančio. Be galo vežančio. Paskui grįžau į Lietuvą, tą patį dalyką bandžiau daryti čionais. Ir gavus pasiūlymą pabandyti atrankas vykdyti, į atrankų įmonę ateiti, labai bijojau. Be galo bijojau, nes tai vis tiek, sakykime, didesnių kompetencijų žmonės, ar ne, aukštesnės pozicijos,
sudėtingesni projektai, skirtingos įmonės, tu dirbi ne su vienu klientu, bet jau atsiranda kiekis atrankų įmonėje, daug klientų, daug struktūrų, skirtingų žmonių, nu tiesiog visiškai kitaip, bet pabandžius pusmetį jau pajutau, kad taip. Čia jūsų vieta, viskas gerai. Ką reikia padaryti, kad jau taptum vyriausiasis šitoje srityje personalo atrankų specialistas? Turėt patirties. Tai yra turbūt svarbiausias dalykas, nes su patirtim ateina vėlgi ir įžvalgumas, ar ne? Ir gebėjimas komunikuoti su skirtingais žmonėm. Tas jaudulys jisai tikrai išlieka ir baimės jausmas jisai tikrai išlieka visą laiką, nes bendrauni su aukščiausio lygio vadovais iš tikrųjų tiesiog ir nepažindamas žmogaus turi jam skambinti, ar ne? Vėlgi tas yra diskomforto jausmas, nežinai, kaip tave priims. Tu vykdydamas atranką nesi tos srities specialistas, dažnu atveju, ar ne? Na, nebent tu vykdytum atrankų specialisto paiešką. Tai turi tiesiog susigyventi ir sutikti su tuo, kad tu tikrai visą laiką informacijos 100% neturėsi nei apie įmonę, nei apie poziciją. Atrodo, bent jau iš to, ką girdžiu, kad jums tenka pabūti kitų kelnėse labai dažnai, kitų kūnuose, kitų profesijose, įsijausti tam, kad galėtum turbūt iki galo suprasti, kas tai per dalykas ir ko iš tiesų tam reikia, nes ne tik tai tų turbūt techninių profesinių įgūdžių, bet ir minkštųjų dar labai reikia. Taip, ir dažnu atveju vis dėlto mūsų dar klientai renkasi ir asmeninės savybės. Kaip reikėtų paruošti tinkamai gyvenimo aprašymą, ką pabrėžti? Jeigu kalbėtumėm apie žmogų visiškai neturintį patirties, tai turbūt savo norą. Patirtis jos ateinančios yra. Tai jeigu turi norą, jeigu turi to įkvėpimo, užsispyrimo, nežinau, gebėjimo tvarkyti su stresu, nes jo tikrai irgi nemažai yra, tai šitoje vietoje pagrindinis dalykas. Ačiū Jums labai tikrai ir už patarimus, kaip čia reikėtų pretenduoti ir taip pat už galimybę pabūti jūsų kelnėse, jūsų šitame darbe ir bent jau kažkiek tai jį pažinti. Ačiū. Ačiū Jums. Tai sveiki, Rita. Sveiki. Norėčiau su Jumis pasikalbėti apie personalo atrankų specialistus ir, jų atrodo yra visokiausių gausybė, jau laidoje išgirdom ir apie galvų medžiotojus, ir apie atrankų specialistus, ir apie vyriausiosius atrankų specialistus. Tai kiek jų yra atvirų šiuo metu rinkoje ir kokie patys geidžiamiausi, ieškomiausi? Tai įmonės tikrai ieško įvairiausių specialistų personalo srityje, labai išpopuliarėjusi arba tokia labai svarę vertę kurianti sritis. Ir matome, kad ir kandidatuojančių į tas pozicijas yra tikrai nemažai, tai žmonės nori dirbti personalo srityje, kartais net susiduriu su tokiais, matosi, žmogus nori dirbti personalo srityje, bet nelabai ir supranta ir prisipažįsta, kad patinka darbas su žmonėmis, norėčiau save išbandyti, bet patirties neturiu. Tai net ir neturintiems patirties yra tikrai tokių, pirmųjų tokių pozicijų, kur prasideda darbas tiesiog su duomenimis. Pavyzdžiui, pirminė darbuotojų arba kandidatų toks CV rūšiavimas. Tai vienas iš tokių pirminių žingsnių. Tai pirminiai kontaktai su kandidatais, vėlgi dar viena pozicija, kur vedami telefoniniai interviu arba, sakysim, tie video interviu, vėlgi surenkama informacija, apdorojama, jinai apibendrinama ir toliau perduodama atrankų specialistui. Tai atrankų specialistas jau veda tokius gilesnius pokalbius, gilinasi į detalės, į smulkmenas. Toliau po atrankų specialistų gali būti vertinimo. Tai yra tie, kurie, sakysim, tiek konsultuoja įmonės, tiek atlieka įvairiausius testavimus. Karjeros konsultantai tie patys, tai vėlgi yra iš tokių populiarių, ypač kai jaunimas pasimetęs arba vidurio amžiaus krizėje žmogus pasimeta ir nežino, kur toliau krypti, tai vėlgi tie personalo konsultantai, jie padeda susivokti, atrasti savo kelią. Persikvalifikuoti. Su darbo užmokesčiu, darbo teisė labai priklauso nuo įmonės dydžio, kokia jo struktūra, ar turi apskritai personalo skyrių ir nuo to labai priklauso, kiek ir kokių pozicijų bus
toje įmonėje personalo srityje. Personalo vadovas vėlgi viską sužiūri nuo iki ir gali turėti tą lemiamą žodį jau vadybiniuose sprendimuose, kur link krypsta įmonė, kokia bus atlygio sistema, kokia bus motyvacinė sistema, koks bus įmonės įvaizdis. Tai vėlgi dirbantys su darbdavio įvaizdžio formavimu. Tai gali būti funkcijos personalo specialistų, jie taip pat gali būti samdomi ne tiesioginiai, sakysim, darbuotojų paieškai, atrankai, bet formuoti darbdavio įvaizdį. Tai darbas su dokumentais, vėlgi darbuotojų priėmimas, atleidimas, užmokesčio skaičiavimai, įvairiausių specialybių tikrai galima atrasti personalo srityje. Atrodo, kad pats CV jau pasako nemažai apie žmogų, apie kandidatą, kuris į šią poziciją nori keliauti, jau ten galima daug ką perskaityti, jau savaime matyti turėtų viskas ten pakankamai būti gerai, kokybiškai. Turėtų būti beveik idealus CV. Tai kaip išvengti tų neidealumų, tų mini klaidų, kurias gali nulemti ateitį žmogaus? Personalo srities specialisto. Taip. Jeigu jisai darbo rinkos naujokas, tai greičiausia neturės labai kuo pasipuikuoti, bet visgi dėrėtų parodyti tą savo domėjimosi sferų, tą plotį ir gylį, kiek ir kur buvo, sakysim, susiduriama su bent kažkiek su duomenimis, darbu su žmonėmis, darbų organizavimu, analize. Tai pasistengti per tą, net jei ir yra minimali darbo patirtis arba kažkokie trumpalaikiai darbai, bent jau per tuos darbus pasistengti atskleisti, kad taip, aš turiu supratimą, kaip apskritai veikia organizacija, kokią įtaką žmogus turi joje, kokius lemiamus, kaip sakant, sprendimus galima padaryti vienam ar kitam etape. Tai tiesiog pasistengti atskleisti, net ir neturint didelės patirties, kaip aš suprantu, kaip organizacija, kaip organizmą vos. Puikiai, ačiū Jums labai, tikiuosi tie, kas kandidatuos, pasitelks ir pasinaudos Jūsų patarimais ir aišku, gal atkreips dėmesį į tam tikrus momentus. Dėkoju labai. Taigi galime pasidžiaugti, kad šiuo metu personalo atrankų specialistų poreikis tikrai auga. O kaip sakė visos mano šios laidos pašnekovės, norint pretenduoti į šios srities pozicijas, tikrai nereikia į darbo vietą atsinešti kažkokių specifinių techninių žinių. Čia viršų ima savybės, padedančios jausti ir gerai suprasti bet kokio tipo žmogų. Svarbiausia nuoširdžiai norėti rasti jam tinkamiausią karjeros stotelę, o įmoniai puikiausią darbuotoją. Kas jau kas, bet būtent šie žmonės geriausiai žino, kaip užpildyti savo CV. O jeigu esate visiškai šviežia šioje srityje, tai galingiausias Jūsų koziris yra be abejo Jūsų noras ir užsidegimas. Nuoširdžiai linkiu drąsos įveiklinti jį ir kuo didžiausia sėkmė žengiant tos pirmus žingsnius. Iki kitų susitikimų.